tiesų yra, ko dabar negaliu paaiškinti iš tikrųjų, kas traukia prie to medžio. Manau, kad čia kažkokia dalis yra genų, kadangi mano senelis buvo baldžius, buvo kaimo dailinė, gamino ratelius, verpimo stakle. Susidomėjimas ta baldininkystė, pirmas susidomėjimas ne baldininkystė, bet medžiu, tai tas buvo dar labai ankstyvoje vaikystėje. Pirmas drožinys tai buvo turbūt dudelė išdrožta neatsimenu dabar net kokia ten mediena, kai nupjauni gabaliuką medžio, padaužai, žievę nulupi ir pasidarai švilpuką. Labai smagu žiūrėti, kada iš medienos gabalo, iš elementarios lentos gimsta gaminys. Tai tas turbūt labiausiai ir veža. Kruopštumas ir visų pirma tai meilė tam darbui, nes be meilės nepagaminsite to gaminio. Tu kiekvieną tą baldą turi išjausti, kiekvieną įlinkimą, išlinkimą turi iščiupinėti, išglostyti rankom, nes tiesiog atpjaut plokštę, tai aš neskaitau, kad tai yra baldininkystė. Tam, kad supama kėdė jinai būtų komfortiška, kad jinai ir gydytų nugarą, ir stimuliuotų tavo kraujotaką, ir tu patogiai jaustumės tiek, kad tu galėtum užmigti toje kėdėje, tai ta kėdė turi būti pritaikyta būtent tau. Dirbti tai, kas tau yra malonu, yra 100 kartų geriau negu dirbti tai, kas tau tiesiog būtina tam, kad užsidirbti duonos kąsnį ar panašiai. Tai tikrai nelinkiu nei savo vaikams, kad jie kažkaip tai ribotų savo svajonės, norus. Kiekvienas žmogus pasirinks pagal save. Ar jisai nori būti aktorius, ar sportininkas, ar baldžius. Manau, kad viso ko pagrindas tai ir yra ta aistra, tas tikėjimas savim. Visa kita - investicijos, mokslai, žinios, kada tu turi norą, turi užsidegimą, visa tai ateina žingsnis po žingsnio etapais. Bet jeigu sudėtum tokių dar kokius 4, gautum tokį sumuštinį, iš kurį dar gražiai apipjovus, apšlipavus, tu gautum tokį atsiremti kėdį ar čia, kažkur čia.